Mes esame kupini įvairiausių troškimų. Vieni yra paprasti, kasdieniai. Pavyzdžiui, troškimai skaniai pavalgyti, gerai išsimiegoti, įdomiai praleisti laiką ir taip toliau. Kiti ypatingi, kilnus, pavyzdžiui, susitaikyti su draugu, kuo daugiau gero nuveikti dėl kitų ir taip toliau. Kartais išties sunku susigaudyti troškimų labirintuose, nuspręsti, kuriuos verta palaikyti, o kuriuos atidėti ar net jų atsisakyti. Kad būtų aiškiau, žmogaus troškimus suskirstykime į 4 lygmenis. Atidžiau pažvelkime, kokius troškimus puoselėdami ir įgyvendindami patiriame daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo. Kokie troškimai skatina siekti kilnesnių, tvaresnių ir skvarbesnių gyvenimo santykių bei tikslų. Jėzuitas filosofas Robertas Spiceris knygoje 10 visuotinių principų, trumpa gyvybės klausimų filosofija, pastebi, kad daugybė įrodymų pagrindžia teoriją apie 4 troškimų arba laimės lygmenis, kuriuos čia aptarsime. Visą teoriją arba jos dalis randame Platono arba Kierkegaardo, Aristotelio ir Jasperso, Švento Augustino ir Buberio bei kitų garsių filosofų darbuose. Ja galima rasti krikščionybės, judaizmo, islamo ir budizmo raštuose. Troškimų lygmenis padeda išryškinti širdies troškimus ir idealus, numatyti tikslingą dvasinį augimą ir kuo tinkamiau išnaudoti savo laiką, talentą ir gyvenimą. Pirmasis lygmuo – fizinio malonumo. Tai fizinių malonumų troškimas arba troškimas turėti, pavyzdžiui, lėkštės skanaus maisto, moderniausias išmanusis telefonas ar aukščiausios klasės automobilis. Antrasis lygmuo – pasiekimų. Tai ego patenkinimas, kai atsiranda padėtis visuomenėje, daugiau pasiekiama, įgyjama daugiau valdžios, pripažinimo, kontrolės, įtakos, pergalių ir panašiai. Siekiama pranašumo, lyginant save su kitais. Toks lyginimas verčia klausti, kas protingesnis, o kas netoks protingas. Kieno padėtis aukštesnė, o kieno žemesnė. Trečiasis lygmuo – įnašo. Tai troškimas pakeisti pasaulį. Stengiamasi, kiek galima daugiau duoti kitiems žmonėms, eikvojant savo laiką, talentus, energiją ir visą gyvenimą. Siekiama nesavanaudiškai mylėti, aukoti save dėl kitų. Ketvirtasis lygmuo – galutinio tikslo. Tai troškimas visiškos besąlygiškos tobulos tiesos, meilės, gėrio ir grožio. Krikščionių tikėjimas taip apibūdina Dievo slėpinį. Šio lygmens troškimai – tai Dievo troškimai. Apaštalas Paulius rūpinasi, kad įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje galėtume suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, idant būtume pripildyti visos Dievo pilnybės. Jis kalba apie 4 galutinio tikslo lygmenį. Leidžiantis gilyn 4 troškimų lygmenimis, įgyjamas kilnesnis, labiau paveikiantis, tvaresnis, ilgiau besitęsiantis ir skvarbesnis, daugiau apimantis gyvenimo tikslas. Pavyzdžiui, 3 ar 4 lygmens tikslai daro didesnį poveikį pasauliui negu 1 ar 2 lygmens, nes neapsiriboja nauda savo, o siekia pokyčių. 3 ir 4 lygmens tikslai yra ilgiau trunkantis ir jiems pasiekti reikalingos aukštesnės mūsų intelekto, meilės ir dvasinio suvokimo galios. 4 lygmens tikslai atviri begalybei. Kuo gilesnius troškimus įgyvendiname, tuo mūsų gyvenimas tampa prasmingesnis. Sunkumas, su kuriuo dažnai susiduriame, yra tas,
kad turime atidėti arba atsisakyti fizinio malonumo, kurį teikia pirmasis lygmuo. Jis atlygina iš karto, yra akivaizdus ir intensyvus, o trečiasis ir ketvirtasis lygmenys dažnai reikalauja atidėti pasitenkinimą arba jo atsisakyti dėl kilnesnių siekių. Taigi dažnai turime atsisakyti paviršutiniškumo, kad būtų pasiekti labiau paveikiantys, ilgiau besitęsiantys ir daugiau apimantys tikslai, kylantis iš mus pranokstančių tiesos, meilės, gėrio ir grožio galių. Nors atsisakyti to, kuo lengvai ir greitai pasitenkiname, nelengva, tačiau verta tai daryti, nes perėjimas prie trečiojo ir ketvirtojo lygmens troškimų gyvenimui duoda gerą kryptį, labiau paveikia santykius su žmonėmis, pažadina aukštesnės dvasinės galias. Be to, gilesni troškimai skatina intensyvesnį dvasinį augimą. Minėjome, kad kiekvienas troškimo ar laimės lygmuo gali tapti vyraujančiu. Tuomet šio troškimo įgyvendinimas tampa mūsų gyvenimo tikslu ir tapatybė.